Sveiki, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agroreidą ir šiandieną sveikinuosi iš Skuodo rajono. Čia lankomės Vaitkų šeimos ūkyje ir čia sužinosime, kaip išmanių Samson srutovežių yra vežami mėšlai į laukus. Taigi, likite įsijungę ir pasižiūrėkite, kaip mums sekėsi. Bet prieš tai dar mūsų neseka, kad būtų tikrai čia padaryti. Paspauskit like, jei patiko video, parašykit komentarą ir smagios peržiūros. Kas jums svarbiausia? Pienas. Milijoną investavau ne tam, kad kelčiausi anksti. Dar darbu neprasidėjo servisas, o jau atvažiavęs. Jau sulaužėt kažką. Kodėl tokią bačką pirkot? Kad geriausia, purškė viską gerai, bet svirblys galingas. Primim, bačka primim. Dėl to Samsoną pirkau, kad jis viską spėja. Čia užsimerkit, gali važiuoti. Arba reikia modernizuoti, arba išnykti, nes tiesiog ir per sunku. Kažkas užsikeišo ten su pagalį. Tai buvom nusitaškę šūdinį. Mėšlidę po fermą pastatyta. Jeigu karvė lūžtų ir paskęstų. Skundžiasi. Čia žemiečiai, policija. Kaip reiktų dirbti, kad pas jūs uždirbčiau mėnesį 3000 į rankas? Jeigu nereikėtų su pirštu rodyti. Tai sutarta. Ne. Ateina dirbti, keičiamės. Tai jeigu kas nors norėtų tokią bačką pirkti, tai rekomenduotume? Rekomenduočiau, geresnės bačkos negausit. Čia už 10 km į Latviją, gal biš daugiau. Paskutinė vieta, kur pravažiavom tokia įdomesnė, tai Žemaičių kalvarija. Dvasingumo aura apsupta šventovė. Seniau tėvai tempdavos kiekvieną vasarą. Ateini tą bažnyčią, ten pasimeldė ir pamišiau senoliai pasiėmė už rankas ir varom į kalnus kažkaip sakydavo, ne? Eini kažkaip grupelėm, ten tos stotelės yra ir tas stotelės sustoja kažkaip ir ten kažką darai, padainuoji, pašoki, paploji. Tai kryžiaus kalną kapanai, ten tos vis Jėzaus kančias praeitrai. Jo, man kažkaip senolis sakydavo, Dariau, sako, jeigu neklausysi, vešimės Žemaičių kalvariją, eisi keliai, sako, po tos kalnų. Žodžiu, vešit mėšlų šiandien. Bandysim. Dar tik rytas, dar darbu neprasidėjo servisas, o jau atvažiavęs. Jau sulaužėt kažką? Ne. O kas šiandien tiko? Cilindrukas, pursliujas. Čia galėjai tą patį taisyti, bet kol garantijas kas čia knysis. Teisingai. Kam seną remontuoti gali naują pakeisti? Tai koks planas šiandien? Važiuosit vežti mėšlų? Jau, reikia kažkaip pabaigti iki 15, liktai, kiek ten terminas duotai. Nuvažiuosim, darbai pats nepasidarysim. O Jėzus Marija. Kažkaip privažiavom? Ne, man telefonas pradėjo šnekėti. O tai kaip prieš tai mėšlas veždavot su kokia bačka? Maža. Seniau tiek skystų neturėjom, nes buvo senai fermai tas vadinamas tirštas. Būdavo ta lagūna, ten toks vandenėlis su sena bačka, 8,5 kubą. Tai prie naujas fermas reikia naujas bačkos. Bet čia taip įdomiai, tai mėšlą paimėte, ne kažkaip mėšlidę po fermą? Tas grotelinis. Čia, žinai, bus net dvigubai brangiau šiai, bet norėjus, kad nebūtų tokių aplinkui visokių rezervuarų. Tai pasidarėt po fermą mėšlidę? Taip. Kiek kubų? 3000 kažkas turėtų būti. O kiek planuot galvijų fermai laikyti? Apie 200 telpam. Tai užteks vietos visiems mėšlam? Sužinosim po šios žiemos. Viskas nauja, ferma nauja, technika nauja, ne? Taip. Yra iššūkio? Yra. Kas labiausiai galvos skausmą kelia? Supirkimo kainos. Jeigu būtų kaip visą laiką stabiliai, tai čia ramiau gyvuočiau. Kokio didžiausio greičio važiuoja? Čia ant 30 daugiau negalim važiuoti? Kad čia stiek te patraukė. Ar rimtai? Aš 3,5 esu nustatęs 30. Kiek kubų pakraunate tą bačką? 2,5 gal sakyti. Bet kaip įdomi, mes ten laukia buvom, pati išsijungė, kaip prisitraukė. Taip, automatiškai čia. Tai nesutrauksi į vakumą, nebėgs per viršą, ne? Ne, čia seniau, čia vasarą pirmą kartą, kai vežėm, nemokėjom pajungti sklendis. Tai čia dabar grinai prieš savaitę atvažiavo servisas su Samsonu susisiekė, turi galimybę būti, kad viskas automatiškai, nereikėtų. Tai buvom nusitaškę šūdinį visą bačką. Lengviau įplauti bus dabar. Taip sako, visas klaidas nutinka per nežinojimą dažnu atveju, ne? O tai kaip sužinot, kad tokia opcija yra? Patys danai pasakė. Čia daniška ta bačka? Taip. Kodėl tokią bačką pirkot? Kad geriausia gal, svirblys galingas. Tos Samson bačkos, tai skaitosios premium jau klasės, premium bačka, premium. Taip. Mes sustosim čia. Geri stabdžiai.
Pati bačka biški stab. O kokie bačkoje stabdžiai? Oriniai. Oriniai kaip fūrai. O yra jaunimo kaime. Biški likę. Biški likę čia tokie kaip dinozaurai, nepamatai, o... Nyksta kaimas. Nes visi išvyksta. Pažiūrėjau, aš iš savo buvęs, čia buvo mokykla, buvo pilna mokykla. Iš mano amžiaus, kokie du esam likę. Ūkininkų, visi kiti į miestas išėjai. Taip vis po vieną, jeigu lieka. Nu, bet kita vertus, ką čia veiktume kaime? Arba ūkininkauji? Nu taip, važiuoja į miestą dirbti. Aha. Nu, kai yra biški, gyvena kaimingi, važiuoja į miestą dirbti. O koks čia artimiausias miestas? Skuodas. Kiek kilometrų? 20. Tai yra gabaliuks? Tai čia vieni savo ir ūkininkaujat? Kaip grinė šeimos ūkis. Kiek gyvulių auginat? Apie 300. O melžiamų karvių? 130 lyg tai turėtų. Aha. Prie robotų dabar grinai 120, kiek užtrukis nežinau. Aha, nu tai kinta tas skaičius visą laiką. Na. O kiek žmonių dirba? Da, brolis ir melžėja buvusi, ten iki dar. Brolis ir melžėja. Tai, bet jeigu robotų yra kam ta melžėja? Kaip, viršiukus girdo, tvarką palaiko. Tai tiek mažai žmonių, 300 galvijų. Tai čia labai daug gyvulių, labai mažai žmonių. Nu, kad dabar robotizavomės jau. Pačiai fermai ten užtektų vieno. Čia būna pikas sunkiausia, kad tie visi šienavimuisi, visi tie silos vežimai. Ten jie būna iki juodos nakties. O silos tai tranšėjas dedat? Kaupus dabar. Tai čia yra investicija ant plyno lauko realiai, ne? Taip. Kodėl ryžotės tokiam žingsniui? Nu kaip buvo, jau su pririštom karvėm buvo per sunku. Tai melžimas sunkus, ten linijos, ten arba investuoji naują, arba užsidarai, nes čia pražilsi dieną naktį fermoje. Tai kiek laiko dabar tą fermą turit? Pusę metų, o telyčias jau prieš metus ją paleidom, nes ne viskas buvo sumontuota. Ir kokie iššūkiai didžiausi buvo, kai fermą pasileidot? Kaip su tais robotais karvės susidraugavo? 2 savaitės ten buvo sunkiausia, paskui ten per mėnuo, geras mėnuo, kol įsivažiavo. Gerai seka traktorių dabar? Gerai, čia užsimerkęs gali važiuoti. Nu čia kaip didžėjus, ne, dabar tik tai mygtukus spaudinėt. Kokią normą pilat? 35. Ir tą pievą šienausit kitais metais? Ne, čia arsiu. Ai, arsit, ne? Nes dabar tik tai vežu ten, kur arsiu, nes... O galit su ta bačka tiesiai į pievą? Galima. Čia vasarą įvežėm. Aha. Paskui labai gražus atolai būna. A dabar biški šlapokai ir iššūkė, ne? Taškus biški. Kokiu greičiu čia galim važiuoti su ta bačka? Kiek tik traktorius trauks. Galima. O normas spės išpurkšnis? Dėl to Samsoną įpirkau, kad jis viską spėja. Kiek čia mes lekiam? 18 per lauką, o kasas? Biški. Koks čia skaitosi terpimas to mėšlo? Nuraginis, kaip tipo, tiksliai. Koks darbinis plotis čia? 9 metrai. O kodėl va tokią technologiją pasirinkot? Kitokią beveik negalim, nes turi terpti, kad nesmirdėtų kaimynams čia. Nu, iš Samsono ant bačkos nesmirda turbūt niekada. Aš kiek girdėjau, ten kvapuką įdeda tą eglutę ir kvepia. Šita bačka turi srauto matuoklį kažkokią, ne? Kuri tiksliai gali išskleisti tą mėšlą. Taip. Nu, nebijot medelių nuskinti. O jeigu atsitrenkia į kliūtį, čia kaip su purkštuvu susilanksto jinai ar ne? Ne, čia jau reikia. Jeigu atsitrenkia jau viskas. Ai, kamera galiai yra. Bet va, tokie didelį ratai gerai, ne kad ir taip šlapia. Taip, aš iš pradžių bijojau iš vis važiuoti, pradėti vežti srutas. Aš galvoju, čia bus mirtis alyvus, bet ne. Yra 3 tiltai padangos plačios, ne? Taip. Dar rodo, kiek lik metrų purkšti. Aha, tai čia gali tiksliai, čia daug visokių parametrų aplamai rodo. Kiek kubų išvežiau jau, kiek hektarų pučiau, pats dar ne viską nežinau. Žodžiu, duomenų yra, jeigu tik yra poreikis. Jau, purškė viską gerai, bet šūdai baigės, važiuom namo. Nu, per kiek laiko čia išpurškėm? Per kokias 10 minučių, ne? Nu taip. Ant tų pačių nevažiuojat? Nenorit atsimint žemėlės? Ne, aš bijau dėl purvo ant asfalto. Ai, užnešti taip ant kelio purvo, tai sėdėt. Skundžiasi. Iškviečiai policiją. O ratai nesisuka? Priekinė ašis pasikelia. Aha, čia kaip fūrai. Taupat padangas. Taip. Čia viskas automatiškai, aš nelendu. Jis pats pasikėlė. Tai jūsų darbas yra privažiuoti prie leikos, leis straublį ir paspaust start. Taip. Viskas, visą darbas. Jo. Dar tiksliai taikyti, nevirpančiam rankom.
Iš po savaitgalių gal kartais ne iš pirmo karto pataikys. Jeigu, pavyzdžiui, reiktų palyginti su ta sena bačka darbo ir su šita, tai kokie skirtumai? Didelį, ten reikėdavo išleipti, visą žarną ten užkabinti, ten pakeli, nepakeli, ten sunku, paliekė ten šūdinas. Smirdi visas paskui vakarė, ne? O jeigu dar apsipeliu blogai, sujungai kažką? Yra buvę, vos ne, kažkas užsikišo, ten spagalį, kriušu, kol pramuš. Nepatsimena, nosis buvo, šūdim nebuvo. Pamoką išmoko, turbūt, kad spagaliu kitą kartą gal nereiktų krapštyti. Geresnis strutovį žiūrėk. Jo. Čia yra smulkintuvas, jeigu bus kas arba susmulkins, arba išsikratys. Yra bet taip jau. Ne, da. Bet labai gerai, neužkištų už langučių, su šiaudais kokiais, ne? Nu, čia kaip skiriasi diena ir naktis. Čia gali susikalibruoti, tą parodys, kiek procentai yra vandens ir šūdo. Tai turi kažkokią laboratoriją? Jo, kažkas panašaus. Ta pačia normą gali didinti, jeigu ten daugiau vandens. Atėjo tokie laikai, kad technika protingesnė už ūkininką. Bet tai tam ir yra technologijos, kad lengviau dirbti, kad neįsišūdintum, kad tiksliai tą mėšlą išbertum ten, kur reikia ir kiek reikia, ne? Taip. O ne belia kur, belia kaip. Ir tas darbo našumas turbūt, greičiau, kai tu privažiuoji tą straublį nuleidai ir iš karto paspaudži start siurbtis, o net važiuoji, eini ieškai šlangas, slidų, paslysis, parandą nusisuksi. Taip. Per kiek laiko pritraukia bačką? Neskaičiavau, reikės dabar įjungti į miestą. Gamintojas deklaruoja, kad per 3 minutės. Kiek sirtų tirštumas, kas čia gal priklauso. Nesu skaičiavęs, aš taip matavęs. Bet kaip įdomi, kad ne vakuuminė, ne? Nesutrauksiu tų bačkų. Manau, čia. Čia vakuumas tik tai yra pačioje rankovėje. Ten pačkai jokio vakuumo nėra. Tai koks velnis įtakai mane? Aš žinau, čia tėvai. Žinai, kad nepriklausomybė kryžo, čia visi atsiėminėjo. Počių žemės, taip ir sakydavot mama, kad būsiu ūkininkas, o aš sakau, nebūsiu. Ko norėjot būti? Nežinau, ne ūkininką tada. Ne, bet kuo tik ne ūkininką. Taip. Ar sunku būti ūkininku, sunkus darbas? Kad viskas gerai, nieks negenda, ten nėra bėdos, ten patinka, saks. Ypač savaitgaliais, nieks nedirba, o sugenda. Esi technika dirba? Neteko kviesti. Dar neišbandyti, ne? Ne. Išskyrus šį rytą atvažiavo, čia profilaktinę cilindriuką pakeitimą padaryti. Jungs. O. Bet čia tai technologija kieta. Aš pirmą kartą matau, kad mėšlidė po fermą pastatyta. Tai čia realiai po visą fermą ir yra ta mėšlidė? Taip. Oho. Tai jeigu karvė lūžtų ir paskestų? Jau. Bet nelūž gal, tikėkimės. Pasižiūrėsim, per kiek laiko Alvydo Samsono bačka pritrauks pilną bačką. Pati pritrauks ir pati išsims. Taip. Jau? Jau. Galim nelipti iš kabinos, ne? Gali. Tušči bačka 10 tonų. Yra tie cilindrai hidrauliniai, kur stabilizuoja, kas sukinėjasi abi ašis, tai labai gražiai išsukinėja. Vidus padengtas epoksidinė danga, tad tarnavimo laikas bus ilgas. Geriau negu cinkuotų. Galimi elektroniniai vairavimo asistentai. Čia tiek... Čia vienu žodžiu, turėk pinigų, čia gali prisidėti. Tiek nabarot, kad... O kaip jūs komplektavotės bačką, kas jums buvo svarbu? Man svarbu ta ranka. Čia gali per viršų, bet man tokios nereikia. Da, atskiras siurblį pirkti, jeigu gali pats sriudoviš viską pasidaryti. Taip. Nagi, gerbiami žiūrovai, darykit statymus, spės per 3 minutės ar nespės? Viskas. Stop. Nu, kaip manot, per kiek? Vis 4. 4:30. Nu va. 4:30 tai 4:30. 25 kubai. Čia galėjo dadėti papildomą hidrovariklį, siurblį. Tai kaip tam bačką komplektavotės? Rankovę tai įsidėjot, ką dar? Tai tirpimą, naragėliai, ten galėjo diskus, kur ten biškivi. Daug metalo, sunkus, bet įbrangus. Tai čia biški pigesnį variantą. Jo, bet ten ir galingo traktoriaus sureik. Būtų užtekę, da. Gal ateityje kokie 20 metrų įsidėsiu. Ai, galim čia dar dasidėti? Taip, nes siurblys viską leidžia, nes jis galingas. Čia gali dėti 25, kiek čia. O jums poreikis būtų? Kaip, mažiau pievos išsimintų. Vis tiek, kad į vasarą pylim srutas, ten kur liucerna. Liucernai labai nemėgsta, kad trypia. Tai grinai, kur vėžas buvo, liucerna išnyko, kad į vasarą sausa. Išvis išnyko? Nu. Oho.
Bet karvytės mėgsta liucerną, jos jau liūdė. Tai gerai, kad yra opcija, paskui uždirbsit pinigėlę, galėsit sėdėti tą ilgą. Būtinai. Dėl to Samsoną ir rinkaus. Nes kitoj neminėsiu firmas, jau antrą siurblį reikia dėtas ten vėl 15 štukų. Čia yra tas opcija dar pati priekinė dalis, paskutinė išsileidžia tas srutus. Jie ten prispaudžia, yra viršai kamštis, ten jau galiniai sekcijos išsileidžia, ten atsikemša, išbėga tada, kada prispaudžia traktą, užpakal, kad nebuksuotų. Išbalansuojat svorį, kad nebūtų visas svoris ant galo, ne? O kiek sekcijų yra bačkoje? 3 turbūt. Tai ir netampu net važiuoja savo patogiai. Manau, ir kad tuščiai palieka tam priekis paskutinis, išsileidžia, prispaudžia, kad šitas stabilumas buvo. Bačka kieta, viskas, kol fermą statėt, iš kur pinigų gavot fermai statyti, daug kainuoja. Iš banko? Iš kokio banko? Svetbanko. Fantastika, jūs dirbot su Svetbanku. Ar sunku buvo gauti pinigų? Svetbank, kaip jau seniai gan su Svetbank. Buvom kitam bankė, bet čia pasiūlė geresnės sąlygas, net kitas paskolas refinansavom. Tai žodžiu, be banko neišvietas. Niekaip. Turėtum savo kokį maišelį pinigų, tai... Bet sutinkat, kol tu sutaupysi tą savo maišelį pinigų ir tos fermas gali nebereikėti. Jo, gal bus jo pavelėnų. Taip. Tai čia padeda pagreitinti procesus. Bet kuriam biznį, ne tik žemės ūkio, bet kur. Reikia to apivartinį lėšų, dar visokio. O kas šitą bačką finansavo? Irgi Svetbankas? Tai čia visą tą modernizavimo projektą Svetbankas. Tai sakot, pakeitėt banką į Svetbanką. Nu tai geras tas bankas, ne? Nu, labai pasikeitė, nes ūkininkas tapo gerų partnerių, paliko jiems. Kiek žinau, Svetbankas, tai atidėjimus ten, lankščiai žiūri, kad jeigu ten grūdų nepardavė, dar kažką reikia kalbėti. Dar iki tiek dar nedėjom, kad... A jūs auginat grūdų ar tik tai su pienu užsiimat? Piški dėl savęs, pašarų. Tai kiek žemė dirbat? 300. O jeigu reiktų darbuotojų čia susirasti, sunku būtų? Prašams, čia vasarą buvom įdėjai skelbimą. Gal 1, 2 skambino. Kaip reiktų dirbti, kad pas jūs uždirbčiau mėnesį 3000 į rankas? Jeigu nereikėtų su pirštu rodyti, ką dirbti. Tai sutarta. Ja, ateina dirbti. Keičiamės. Nu tai va, tai jeigu kas nors norėtų tokią bačką pirkti, rekomenduotumėt? Rekomenduočiau, netaupykit pinigų kitiems. Geresnės bačkos negausit. Dėl priekiaus, dėl siurblio, galingas siurblys tau greitai išpils. Ten gali važiuoti 20, tau vis tiek tos 40 tonų įpils. Gražiai spalva. Labai svarbu. Turi derinti, jis toks primena žmogus, ne? Turi techniką daryti. Jau. Kaip atrodo jūsų darbo diena? Atsikeliat ryte, 5? Ne, dabar robotai yra tokie vartais atsikeli 9. Jeigu pats darbymetis ten ir 5, 6 kelias, bet taip 8 gal. Tai kaip į ofisą, normali darbo diena, ne? Taip. Kartais koks vadybininkas paskambino, aš lovoj dar. Sako, dar mėgiu, tai aš milijoną investavau ne tam, kad kelčiausi anksti. Teisingai. Ar pasiteisinus investicija? Taip. Žodžiu, žemaičiai esate tokie nesiblaškot. Jeigu patiko vienas daiktas, ne, ir dirbat su to daiktu. Taip, idealiai. Pasivažinėjom su traktorium, pažiūrėjom, kaip dirba bačka, o dabar Gintarė papasakos, kaip jūs sugalvojot šitą fermą statyti ir kam to reikėjo. Na čia tiesiog ir būtinybė, nes arba reikia modernizuoti, arba išnykti, nes tiesiog ir per sunku. Nėra darbuotojai, nėra niek, tu prasme, kad tus kaimus čia žmonių nebėra. Ir patiems lengva, nes jau ir sveikatos įvėjai nekėt čia su nugarom ir taip toliau jau atrodo, daug metų iš tikrųjų jau dirbam, tai dabar atsipatėm. Kaip jūsų diena prasideda? A dabar? Ar seniau? Na, seniau, nebeverstim lapų taip pat, gal toli. Na, lyginant su seniau, kad 20 metų, pusę 4 beveik be išeiginių, būdavo, aišku, dabar paskutinį metų turėdavom, bet dabar tai mes jau 7 keliamės, garts ir 8, jau tikrai nėra prieš. Jeigu norėtume atsikeltume 11. Tai čia procesai firmai vyksta patys? Jo, čia praktiškai galėtumėm kokią dieną ir užmiršti ateiti, niek neatsitiktų. Nei šert, nei melšt, niek čia mums nereikia. Na, jeigu, aišku, neapsiveršiau kas nors, nes apsiveršiausiai jau reikia sutvarkyti, prasme atvaryti.
viršį pagirdyti. Tai per telefoną programėlį galit pasižiūrėti, kas ferma vyksta, kamerų čia prisistatė turbūt, ne? Jo, iš namų pasižiūram per kameras, per telefonų į viskumą. Kaip vieną ūkininką klausim, kas jums svarbiausia per tą programėlę, kiek žiūrit, kas jums svarbiausia? Pienas. Ta patį sakė, kiek pieno davė. Kiek pieno davė. O kas jums svarbiausia, aktualiausia informacija? Aš pagrindžiu man, kiek pieno, koks pieno kiekis ir kiek iš karvės. Aš neturiu pranešimų jokių, kad man vėluojančią siūstų, aš nekreipiu net dėmesio, aš ateinu į fermą, tada pasižiūriu, nu jeigu ten ir kokią parą netėjus kažką einu žiūrėti, nenumir. Bet šiaip nevarinėjom karvių, tu prasme, ateis laiks, ateis, vis tiek ir selekciniai vartai, anos ein vis tiek, anos nori eiti, jėsti, anos turi praeiti per selekcinius. Vienintelį, kas ateina pranešimai, tai jeigu sustoja robotas, daugiau nieks man eina. Miegam rami. Kas čia per katakombos, požeminės, požemiai? Beveik 3000 kubų, mėšlo kanalai, 8 kanalai ir po fermą. Ir anus išsuka 18 kW siurblys, visai nebloga, bet iš pradžių bijojom, kad nepatems ant tų 8 kanalų gyvatės tokios, bet viskas labai. Išsuka. Nu, atsiranda. Yra va tokia gyvatė 8 kanalų ir, nu, biški reik jėgos, nu, išsukti. Tai nestovite, ne visą laiką juda? Ne visą laiką, kada reikia įsijungiam. Automatinę turėm, tu jungiam tiesiog, kada saulė šviečia, nes ant 18 kW ir saulės elektrinės, kada elektros mums nekainuotų papildomą, tada jungiam maišyklę pramaišyti. Viskas tvariai, ne? Viskas tvariai. Kaip jūsų darbo kabinetas atrodo, einam pažiūrėti? Einam. Padėkų čia visokio turit? Metų ūkis buvom čia prieš keletą metų. Čia padėka yra iš organizatorių. Tas pats traktorius buvo Vilniui, stovėjo Gedimino prospekte. Savo eigą nuvažiavęs ir parvažiavęs. Iš čia? Iš čia. Ne, tai mes autostradą negalim važiuoti. Ir traktorius, tai kiek važiuojant? Mūsų biš greitesnis ir tas. Tai va, ir Skodiškai buvau pats pirmieji. Stovėjai praktiškai prie. Iš toliausiai atvažiavo pats pirmenė. Žodžiu, konkurencija net ir protestai yra kas prie katedros. Nebuvo čia tokios konkurencijos, tiesiog te apgavos, bet nu, čia toks įvykis, nu, katro prisiminsim, tikriausiai ilgą, kas... Kaip sako, istorinis įvykis, ne? Kas jūsų manimai yra didžiausias iššūkis, va jums dabar ūkininkaujant? Pein kain stabilka būtų. Peina kain buvo čia vis vasar gan stabilė, tai, nu, taip, vat, su optimizmu žiūri, į ateitį atrodo, čia to dar padaryti, kaip pradėt raidėti pakalintai jau. Na, bet jau dabar sėdim. Gera viskas ir dabar, jeigu nebekris dar žemiau. Gerai, kas jums labiausiai patinka šitam darbe? Ar čia galim darbą pavadinti, ar čia gyvenimo būdas? Ne, čia gyvenimo būdas, čia turi būti apsižanėjęs, pasišventęs, neįsivaizduojant kaip kitaip. Ta prasme, viskų kubę planuoju, vis tiek dar siejai su to ūkiu, ar čia taip bus, ar nebus, ar čia gali išvažiuoti atostogauti, nu kas čia. Na, ta prasme, viskas ir su ūkiu susiję. Gyvenimo būdas čia ir. Tai neuždarysi durų, kada sugalvojęs. Gerai, kad gali vien parko, nenuėjti, gal čia tikrai nieks neatsitiks, bet vis tiek tu nuėjęs po paros. Nu, bet vis tiek, sakėt, anksčiau keldavotės 3:30 ryte, ar ne? Dabar 7, tai 3:30 keldavotės, kad eit... Karvių melžti. Karvių melžti. Nu, ir... O dabar ko ateinat? Gėda mėgoti, jau visai reikia keltis. Ne, reikia Max išleisti į mokyklą. Na, šiaip mes, nusakau, taip jau nesistengam labai anksti keltis. Jau... Na gerai, kai ateinat, ką čia darot? Aš patikrinu kompiuterį, ta prasme, ar nėra kokių sergančių, vėluojančių, rūją susižiūriu, čia pas mus. Tai už ką esate atsakinga? Alvydas už techninę dalį turbūt, ne? Esu ir buhalterė. Per piniginę laikot. Ir ne, apskritai buhalterė, aš visi apskaitą vedu visko. Ką reikia padaryti? Klausimas, kaip buhalteriai. Jeigu turėtumėt milijoną, kur išleistumėt? Šitas geras klausimas. Ir aš... jau ne viens ir tu nuždavęs, kur, gal kiščiau čia. Sudarytumėm tiesiog dar lengviau dirbti, prasme, dar trūks čia kelių robotų. Na, kad jau yra ateity planuos. Noriu stešlynus vieną kartą uždaryti. Reikia didesnė visų regijų, viskas. Nu, kas išvažiuosiu, vis tiek apsitaškau. Visų reikės turi būti švarus. Jeigu kas nors galvoja statyti fermą, ar rekomenduotumėt ar ne? Jeigu nenervuo kiekvienas ryte atsikėliams, kad tu eini fermą, apskrita tas darbs, nu tai tik tas modernizuoti. Suvokia ateitį tuo sritį, tai tik modernizuoti šiek tiek, nu tiesiog sveikats negeležinis, žmonių nėra. Bet daug pinigų kainuoja? Mes tų pinigų irgi neturėjom, bet tai kažką pats įranda.
Ar padeda tai Svetbankas padaryti? Kaip tik Svetbankas ir buvo finansuotojas šitą. Su Svetbanku dabar ir mūsų vienintelis bankas iš tikrųjų. Finansinis partneris, ne? Taip. Ar sunku susikalbėti su banku? Ne, nesunku, iš tikrųjų lengviau negu iš kito banko, net dėl to ir šiam, kad labai ilgai ten būdavo sprendam reikalą ir Svetbanke kažką atsiradom ir tikrai žymiai lengviau, žymiai greičiau viskas vyks, tai artimiausių metų matyti vėl reikės žingsniuoti pas vadybininkus. Daug vadybininkų mes jau tam Svetbank pakeitėm, visi pakilo karjeros laiptais, kol mes čia tam pačiam ūkį murkdamės. Tai visi laimingi, jūs žiūrėkit naują fermą, turit kažkas karjerą padarę, visi vien situacija. Ir pabaigai, ką palinkėtumėt Lietuvos ūkininkam? Nebijoti, jeigu jau pasiryžai daryti, kažkaip vis tiek išėjant, kažką pavyks. Kaip sako, įsivėlė mūšio, paskui žiūrėsi. Taip, tada žiūrėsi, kaip išplaukti. Kažkaip vis tiek išplauksi, antraip ar kažkaip. Super. Tai ką, ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot ir iki.